Sveiki. Dar vienas filmukas. Šį kartą kalbėsim galbūt apie insuliną. Vėlgi toks vienas iš labiausiai fancy tokių, ar ne, kompoundų. Tai galbūt būtent apie jį mažiausiai iš tikrųjų klausimų gaunu, bet man asmeniškai toks vienas iš tokių įdomesnių kompoundų, kuris turi tokį, sakykime, gan įdomų potencialą ir šiaip profų tarpe labai daug naudojamas, tai tiesiog įdomu. Ir paskutiniu metu gavau kelis klausimus apie jį, tai vat noriu pasidalinti, kažkiek papasakot apie tai ir pasidalinti. Tai jo, tai žodžiu, pirmiausia, galbūt vėlgi I'm not a doctor, tai tiesiog visi filmukai, kuriuos darau, tai tik dėl edukacijos, tik tais dėl to, kad pažint kompoundus, pažint chemistry, savo biochemistry ir taip toliau, tai keep in mind. Tai va, toliau, apie chemiją, ar ne? Apie šitą visą insuliną. Tai pirmiausia klausimą, kurį turbūt turėtum savo užduoti, maždaug ar naudoti ar ne, tai atsakymas būtų taip, jeigu tu apie tą kompoundą pilnai nežinai, tai tikrai dar iki jo naudojimų dar yra toli. Būtent todėl, nes jis turi daug šalutinių efektų, ar ne, įskaitant tokių, kad tarkim, jeigu perdozuoja ir nesuvalgai pakankamai angliavandenių, tai gali netgi numirti. Aišku, tokių atvejų nėra daug buvę, bet tai yra įmanoma, nes tavo gliukozės cukrus gali nukristi tiek daug, kad realiai sustoja širdis, man atrodo, kaip ir toks main faktorius, ar ne? Tai jo, tokie dalykėliai, tai tiesiog super pavojingas, būtent dėl to ir daug šalutinių efektų vien dėl to realiai, kad sumažėja insulino jautrumas. Tai reiškia, sumažėja insulino jautrumas, tai reiškia, kad gali sumažėti, tiksliau, tai reiškia, kad gali ir išsivystyti diabetas. Jo, tai tokie dalykai ir gan pavojingas kompoundas, bet kodėl kultūristai jį mėgsta jungti savo kursuose, savo cikluose, kodėl jis būtent toks ypatingas ir panašiai, ar ne? Tai būtent todėl, kad jisai yra labai anabolinis, jungiant kartu su steroidais. Vėlgi, jeigu ten, tarkim, tik insuliną vieną naudos, stebuklų labai nebus. Tas pats, kas stebuklų labai nebus ir naudojant vieną augimo hormoną, nors jisai padeda laikyti gan gerą formą, didesnėm dozėm naudojant, gan padeda daug tokių gerų dalykų, sakykime, kaip HRT klinikose daro, tarkim, ar ne, tarkim, dėl senėjimo procesų, dėl odos, plaukų, ta prasme, dėl tokių dalykų, ar ne, tiesiog senėjimą stabdo. Tai dėl to yra geras kompoundas, bet sportininkai renkasi jį naudoti vieną būtent tada, kada tarkim, nori palaikyti gan ryškę formą, nenaudojant daugiau nieko kito. Tai įdomus kompoundas būtent dėl to. Bet vėlgi, augimo hormonas taip pat užkelia daug IGF-1 faktorių. Tai vat, būtent toks faktorius, kuris yra realiai kultūrizme esminis, svarbiausias, tiesiog būtent jis nusako, kiek daug tu gali augti maždaug, būtent nuo to IGF-1 faktorius, ar ne? Tai insulinas jį labai daug kelia, augimo hormonas jį daug kelia ir steroidai taip pat, bet ne tokiais kiekiais kaip jie. Vėlgi, naudojant vieną insuliną, nebus stebuklų būtent todėl, kad kiti anaboliniai faktoriai, tokie kaip, tarkim, augimo hormonas, vėlgi testosteronas, lengvai ar ne, receptoriai androgeniniai, stengsis kiek įmanoma daugiau sureguliuoti mūsų sistemą, mūsų kūną sureguliuoti į vietas, kad tas augimas nebūtų kažkoks tais per didelis, perteklinis, ar ne. Tai reiškia, naudojant tik insuliną, kiti visi hormonai bus, arba kiti augimo faktoriai bus sumažinti, paprastai tariant, ar ne? Tai tiesiog dėl to nebus stebuklų. Todėl profai leidžia visada insuliną su dar kažkuom, tarkim, augimo hormonas, viena iš grupių, tada kita grupė steroidai, testosteronas ir panašiai, ar ne? Tokios grupės būtent visos įjungia maksimalų augimą. Būtent todėl jisai yra labai stiprus ir būtent todėl jį naudoja sportininkai, profesionalų sportininkai, kultūrizme, jėgos sporte ir panašiai. Tai reiškia, jungiasi visus kompoundus, grinai visas skirtingas grupės, kad pasiekti maksimalų rezultatą. O dabar plius minus atsakant į tą klausimą, vėlgi konkrečiai neatsimenu, čia buvo keli klausimai, bet tiesiog kaip jisai veikia, kokie pagrindiniai
sakykime, mechanizmai ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kaip ir paminėjau, kad pakelia IGF-1 faktorių, ar ne? Pakelia IGF-1 faktorių, čia toks kaip ir esminis dalykas, kuris mums yra svarbiausias, bet pagrindinis mechanizmas insulino tai yra pernešti gliukozę į audinius. Natūraliai pas mus sistemoje lygiai viskas vyksta lygiai taip pat. Suvalgai angliavandenių, kasa išskiria insuliną. Sukabina tą gliukozę, nes tarkim angliavandenių suvirškina, suskaldo išmeta į kraują kaip gliukozės pavidalu, tada krauja plaukia gliukozė, sukabina insulinas gliukozę ir neša į audinius. Tai va taip nešioja į audinius. Tai čia vienas iš mechanizmų sukabinti ir pernešti į audinius. Tai tada iš karto sukabintas ir perneštas bendros gliukozės kiekis kraujyje pradeda mažėti. Taip susinormalizuoja, viskas įsinešioja. Tai va tiesiog pirmas mechanizmas perneša į audinius. Antras mechanizmas palengvina atidaryti, arba atidaro irgi greičiau, atidaro raumens ląstelę ir tada aminų rūgštys pradeda eiti į tą raumens ląstelę. Tas pats, čia būtų toks kaip antras mechanizmas. Trečias mechanizmas aktyvina būtent tą patį įnešimą aminų rūgščių, tai ne tik atidaro, kad greičiau ir aktyviau, sakykime, ar ne, galbūt, ir tiesiog perneša, ir aminų rūgštis perneša daugiau į raumens ląstelę. Tai šičia tokie mechanizmai, kurie, sakykime, ne visiems irgi žinomi dalykai, kas domisi būtent apie tą insuliną, nes maždaug sako, tai insulinas čia perneša gliukozę į raumenis, dėl to hipertrofija didelė ir bla bla bla. Vėlgi jo, dėl hipertrofijos tai faktas, kad nes dėl didelio netgi tas toks hiperefektas įvyksta, kai tarkim pripumpuoja gliukozės, tai yra prikopia gliukogenų dar daugiau raumenyse, negu tarkim ten telpa. Toks maksimalus efektas, nes tiesiog maksimaliai pripumpuoja tą raumenį gliukogenų labai daug, nes tiesiog to insulino yra daug. Ir jisai aktyvesnis galimai negu mūsų natūralus. Aišku, žiūrim, kokį ten naudoja ir taip toliau, bet taip. Ir jo, tai vat tokie pagrindiniai mechanizmai. Paprastai tariant, tikrai yra super anabolinis ir kartu su steroidais veikia labai labai puikiai. Bet kaip ir minėjau, labai pavojingas, tai rinktis reiktų grinai tik tais profam. Vėlgi, ar tau reikia tokių dalykų, ta prasme, jisai super daug, sakykime, net galbūt nėra taip, kad ten super labai nežalingas, jeigu tu jį protingai darai, bet tas ir esmė tame ir yra, kad reikia jį išmanyti, kaip tu jį naudosi, žinai. Aišku, jeigu ten vėlgi leisi gan ilgai, leisi kartu galbūt augimo hormoną, tai tavo bendras insulino jautrumas tikrai sumažėja. Netgi po kelių, sakykime, non-stop dienų, tas insulino jautrumas iškart pasimato. Tarkim, gali kraujo tyrimą darytis ryte, būna tokie pieštukai, ar ne, ant pirštų įsiduri su adatėlė, tada kito palašinį ten tokio ir yra tokie matuokliai, kur prašo tavo kraujo kiekį. Tai va, tu jį matuojasi ryte. Būtent ryte todėl, nes per visą naktį sumažėja gliukozės kiekis kraujyje iki standartinės normos, kiek visada būna ryte. Tai dažniausiai yra tas kraujo, tai yra gliukozės kiekis kraujyje, sekamas būtent ryte. Tai vis dar grinai ryte galima matuoti, testuoti būtent rytais ir stebėti karts nuo karto, kiek keičiasi. Tai kaip ir minėjau, jeigu tu ilgiau palaikysi tą insulino naudojimą, pastebėsi, kad ryte tas insulino, tai yra tas gliukozės kiekis būna vis didesnis. Tai reiškia, kad kasa jau pradeda natūraliai išleidinėti, išskirt vis mažiau insulino. Tai va to pasiekoje reiškia, tau kasa pradeda gaminti mažiau insulino ir kraujo kiekis būna vis didesnis. Tai va būtent dėl to ir pavojingas. Toliau pavojingas galbūt dar ir dėl to, kad tarkim, tu nežinai, kiek tu esi jautrus tam insulinui. Kaip pavyzdys, tu sugalvoji, kad tau reikia iššauti 100 gramų angliavandenių, 100 gramų ryžių ir tarkim galbūt 5-7 unitus insulinų. Tai vėlgi, tu niekada nebandęs, greičiausiai pradėsiu nuo mažesnės dozės insulino, ar ne, kaip pavyzdys, turi pajaust, tarkim, ar neiššaukia į tą vadinamą hypoglikemiją, kai tavo cukrus nukrenta per daug, tai tu turi save pažinti, galima sakyti, ar ne, kiek tų angliavandenių reikia prie tam tikro kiekio insulino. Tada turi skaičiuoti valandas, tarkim, žinai, kad ten plus minus 4 valandas veikia tas insulinas suleistas. Tai negali, tarkim, kas ten 2 valandas šaudyti. Tarkim, kaip pavyzdys, jeigu ten nebuvo valgymų, turi plus minus paskaičiuoti tada, kiek iš jūsų tų angliavandenių, kiek iš jūsų insulino buvo, kokiais tarpais sudėtas tas maistas, injekcijos insulino ir taip toliau. Tai realiai yra daug žaidimo ir tikrai užsiimti yra kas veikti
nesuprantančiam, atgrinai, tarkim, nepažįstančiam savęs, tarkim, kiek tu jautrus esi tam insulinui ir panašiai, nes tikrai daug sportininkų, daug profesionalų turi tokiausių istorijų, kai sunaudoja, tarkim, susileidžia per daug tų insulinų, rankos pradeda dirbėti, nors pavalgęs ne per seniausiai to angliavandenių, bet šoka kūnas į hipoglikemiją, cukrus nukrenta labai žemai, o tu vos neskrandis pilnas, tavo virškinimas tiesiog sulėtėjęs, nespėja greitai virškint, o tavo insulinas aukštas. Tai tų problemų daug, tai dėl to reiktų tą bendrą anatomiją, tokią minimalę, ar ne, būtent kas susijęs su insulinu, šitų išsiskyrimų, jautrumo insulino, tai tikrai reiktų žinoti. Ir jo, manyčiau, kad tiek apie tą insuliną, tai sumuoja, tai tikrai pavojingas, galbūt ne pats iš savęs, kad tarkim kažkokius ten turi stebuklingų, pavojingų šalutinių efektų kaip PVZ trenas, ar ne? Bet jisai turi būtent dėl to, kad tu tiesiog gali iššaukti tą hipoglikemiją, kai yra to insulino tiesiog per daug ir gliukozės kiekis per mažas. O visa kita, tai kažkokių stebuklingų tikrai šalutinių efektų nepajusi iš karto, nebent, sakau, gali susimažinti tą insulino jautrumą ilgalaikėme naudojame. Taip, tiesiog jeigu ilgai naudoja, tai tas insulino jautrumas galimai gali kažkiek sutrumpėti, sumažėti ir netaip stipriai veiks. Tai manau, kad tiek. Tokie dalykai apie tą insuliną. Šiaip jau toks įdomus tas kompoundas, pats žinoma, surgi bandęs. Mano visi bandymai tai yra tiesiog trumpai, kelias dienas pasižaist, pažiūrėti, kaip kūnas reaguoja, kaip prikopia gerai angliavandenius, tai aš mėgdavau paleisti. Karts nuo karto ten, tarkim, kartu su Dianabol, testą, žinoma, bazį, tiesiog viską paleidai kartu, žinai, ir ten grinai matosi, kaip per kelias dienas prikopia gliukogenų belenkiek daug, pumpas visai kitoks žymė ir panašiai, bet kad ten ruoštis kažkokiam masės ciklui, ten mėnesis, 2-3 mėnesiai laiko, normalus masės kursas, ten insuliną pastonaudoti, niekada taip nedariau, nes nežinau kodėl, galbūt, kad tingiu, galbūt, kad nematau per daug tikslų, tarkim, apskritai ruoštis tiek daug ir neturiu tokio didelio tikslo, daug kažkokio tais romensų semestą ar panašiai, nes pats jaučiu, tarkim, apie 100 kg, jeigu sveriu, tai jau man nesmagu, ta prasme toks sunkus, aišku, 100 kg ten ryškus, niekada ir nebuvau, bet jaučiuosi sunkus, jaučiu savo širdį, kad jinai tada sunkiai dirba, ištvermės super sumažėja, laiptais sunku lipti, ten kažkokiais didesniais, aišku, ne į antrą aukštą, bet šiaip tiesiog jaučiu, kad sunkesnis esu ir nesmagus, tiesiog nesmagus jausmas, toks jautiesi lėtas, jautiesi sunkus ir toks nesmagus. Sveikatai jaučiu, kad tikrai yra grinai, jaučiasi ten savaitę, galiu, ta prasme, užkeliu daug masės ar ne, ir ten, tarkim, arti 100 kg ir aš grinai jaučiu tuos šalutinius efektus, grinai dėl didelio svorio. Tai tiesiog nelabai matau aš tame tikslą, o šiaip pažint tą chemikalą, pažint, kaip jisai veikia tą visą anatomijos principą, galbūt kažkam padėti, susigaudyti, tai visai įdomu. Tai mano asmeninė patirtis tokia ir galbūt spėjau atsakiau visus klausimus, plus minus ta bendra tokia teorija, kaip jisai veikia ir panašiai, tai žinoma, nerekomenduoju niekam naudoti. Tokių kompoundų, kiek įmanoma, stumkit tą visą naudojimą į ateitį, ta prasme, kiek įmanoma vėliau, nebūtinai ten pradėti ankstyvuosiuose kursus, aišku, kultūrizmas toks jau sportas, kaip ir jėgos sportas, aišku, visur reikalauja tos chemijos, tai čia niekam nepaslaptis. Bet tiesiog ir dėl rezultatų realiai, ta prasme, jeigu siekia geresnių rezultatų, tai tas rezultatas vis tiek ateina su patirtim, su metais, tai nebus taip, kad tu, tarkim, per 2 metus ten tapsi jau ten belenkoks geras. Tai vis tiek reikės įdirbio gan gerų 10 metų, jeigu tikrai noriu gerą labai rezultatą padaryti rekordus ten ir taip toliau, ar ne? Tai tas visas kursavimas, viskas siūlyčiau grinai tokiais mini etapais padaryti kas kelis metus, po kažkiek pambrūvint. Chemijos irgi, ta prasme, grinai kas kelis metus kažką pakeitaliuot, ne tai, kad ten per 2 metus jau maksimaliai viską suleis, kiek tik, žinai, kompoundų tiek leidi. Tai spėju, kad tai yra, rekomenduoju geriau pasitaupyti ir tą efektą, maksimalų efektą išgauti kiek įmanoma iš mažiau chemijos. Tai va, nu ir ką, šiam kartui manau tiek apie insuliną, lengvai, trumpai ir susimatysim kitame filmuke. Jeigu patiko filmukai, rašyk komentarą, gali kažkokiu tais klausimų užduoti, kažką pasistengsiu atsakyti, jeigu turėsiu atsakymus ir spaudžiam like ir subscribe, jeigu patiko. Iki.